Sveiki, mėly laidos Laiminga šeima klausytojai. Su jumis šiandien prie mikrofono vėl Jurgita ir Ilona. Sveiki. Ir šiandien mūsų dienos tema – kaip nustatyti vaikui taisyklės ir ribas, bausti ar drausminti juos. Praėjusioje laidoje kalbėjome su psichologe Audra apie tai, kaip vaikus reikia skatinti, kaip reikia drausminti. Todėl šiandien tikrai labai norėtųsi pasikalbėti ir padiskutuoti kartu su Ilona apie tai, kaipgi nustatyti vaikui taisyklės ir ribas. Ar juos reikėtų bausti, ar drausminti, nes tikrai skatinti visada ir girti nėra įmanoma, ar ne, Ilona? Neįsivaizduoju vaiko auklėjimo vien tik tai su drąsinimu, skatinimu ar apdovanojimais. Manau, kad lygiavertės priemonės yra ir drausminimas, ir tam tikrų bausmių skirimas, tik visa tai turi atitikti vaiko amžių, vaiko galimybės ir savaime suprantama, kad drausminimo priemonės ar bausmių skirimas neturi žeminti vaiko kaip vaiko, nežeminti jo garbės ir orumo, kad visos šitos priemonės kaip tik padėtų vaikui suprasti, ką jis daro netinkamai, ką galima išmokti iš viso to ir kad visa tai būtų veiksminga. Gal pradėkime, Ilona, dar ir nuo to, kad išsiaiškinkime sąvokas. Mes kalbame apie tai, kad galima vaikus drausminti arba bausti. Ir ar tos sąvokos yra tapačios ar netapačios? Kas tai tas drausminimas ir kas tas baudimas? Drausminimas ir baudimas, jos vartojamos lygiagrečiai. Aišku, kada kalbėsi su tėvais, kada prisimenu aš pati save, kaip pati drausminau ir baudžiau savo asmeninius vaikus, kaip kalba draugės, tai sakyčiau, kad šitos sąvokos jos lygiagrečios yra. Nors, kada norime drausminti, mes dažnai pasakome pastabas vaikui, kad tu ar vieną ar kitą veiksmą darai netinkamai, norime atkreipti vaiko dėmesį į tai, ką jis daro netinkamai, o bausmės jos dažniau yra susijusios su tam tikrų veiksmų, kada vaikas turi suprasti, kad už netinkamą elgesį jis turi loginės pasekmes. Tarkim, kad jis turėjo galimybę žiūrėti jam patinkamą laidą, bet ta laida yra nežiūrima, todėl kad jis kažką padarė netinkamo. Arba labai populiaru, kad tėvai atima vieną ar kitą privilegiją, tarkim, naudotis kompiuteriu, naudotis telefonu, ar susitikti su draugais, ar ilgiau būti kieme, jie tai panaudoja kaip bausmę už netinkamą elgesį. Tai kaip suprantu, tiek baudimas, tiek drausminimas yra tarsi taisyklių nustatymas vaikui ir ribų nustatymas. Tai kaipgi nustatyti vaikui tas elgesio taisyklės ir ribas? Kokios jos turėtų būti? Teisingai, Jurgita, drausminimo paskirtis yra iš esmės tai nustatyti leistino elgesio ribas, pataisyti netinkamą elgesį. Ir kas čia yra svarbiausia, kai įsisąmonini šitą procesą, tai supranti, kad visa ta paskirtis leidžia vaikui išmokti savikontrolės, kad vaikas mokosi labai svarbaus įgūdžio, tai yra atsakomybės. Ir taip pat mokosi vaikas būti savarankišku. Atsakomybę išugdyti labai yra svarbu. Jeigu nemokės vaikas atsakyti už savo pasakytą žodį ar padarytą veiksmą, ir įpras, kad už jo netinkamą elgesį, netinkamus veiksmus visą laiką atsako jų tėvai, tarkim, pažadėjo atlikti vieną ar kitą darbą, to darbo nepadarė laiku, norėdami tėvai, kad apie vaiką galvotų gerai, imasi tos darbus padaryti patys.
ar ne, tai iš karto atimama galimybė vaikui mokytis tos atsakomybės. Ir ateina pas vaikus žinojimas, jeigu taip galima pasakyti, beldžiasi į galvą žinojimas, kad ir kitą kartą už mane vienus ar kitus darbus gali padaryti tėtis, mama, močiutė, senelis, ar net vyresnis brolis ar sesė. Taigi su drausminimo priemonėmis iš tikrųjų mes turėtume mokyti vaiką savikontrolės, atsakomybės ir tikrai neperkelti savo darbų kitiems. O tai vadinasi tam, kad vaikas klausytų ar ne, arba tiesiog, kai būtų kažkokios taisyklės, reikia jas sukurti pirmiausia. Tai kokios tos taisyklės ir kieno jos turėtų būti vaiko sukurtos, tai mamos, tėčio ar visos šeimos? Taisyklės neturėtų būti tik mamos arba tik tėčio ar tik vaiko. Tai taisyklės yra veiksmingos tada, kada jų kūrime dalyvauja visi šeimos nariai. Aišku, priklauso ir nuo amžiaus, ir nuo bendrų susitarimų, nuo tam tikrų šeimos tradicijų. Jeigu šeima neįpratusi susirinkti prie pietų stalo, neįpratusi susirinkti ar kažkokiame tai savo mėgiamame kampelyje ir pasikalbėti, padiskutuoti apie dieną, neturi tokios taisyklės, kad jie susirenka ir aptarė, sakykime, kaip praėjo diena, arba neturi tokio noro daug kalbėtis, visi yra savyje užsiėmę savais reikalais, tai iš tikrųjų tos taisyklės nebus sukurtos, jos bus tokios stichiškos, įneš į šeimą chaosą. Vienas iki tuo pačiu veiksmu veikia viena taisyklė, kitas iki veikia kita taisyklė, vaikas nebežinos iš tikrųjų, kurio daugiau klausyti ar neklausyti, ir tada jis gyvens savam pasaulyje ir dažnai tada išgirsime tokį pasakymą, kad aš su savo vaiku nesusikalbu arba aš savo vaiko nesuprantu, arba darykite ką nors, nes aš jau nebežinau, ką su juo daryti. Tai manau, kad reikia įsisąmoninti tokį dalyką, kad jeigu kam yra kuriamos taisyklės? Taisyklės reikalingos tam, kad šeimoje kuo mažiau būtų chaoso, kad būtų pagarba vienas kitam, kad galėtume planuoti laisvą laiką, tiesiog laiką, darbus. Ir tas taisyklės turėtų kurti visi kartu. Jų nereikia daug. Klaida manyti, kad reikia susikurti ten sąrašą ilgiausią, nes iš tikrųjų jo juk nesilaikys visi šeimos nariai. Bet jeigu sukursime 2-3 taisyklės, kurios tikrai galioja šitoje šeimoje, ir jų visada bus laikomasi, tai tikėtina, kad vaikas augdamas tokioje aplinkoje, jis tikrai žinos, kas yra atsakomybė už pasakytą žodį ar padarytą veiksmą. Ir jeigu tų taisyklių kūrime dalyvauja vaikas, tai tėvai turi būtinai leisti jam sukurti nors vieną taisyklę. Išreikšti savo nuomonę. Išreikšti savo nuomonę. Tarkim, kaip pavyzdys. Mūsų šeimos taisyklės yra tokios, kad mūsų šeimos nariai grįžta į namus laiku. Mūsų šeimos nariai visada skambina telefonu, norėdami pranešti apie tai, kad negali atvykti laiku į namus ar kad kažkur užtruko. Taip, ar kažkur užtruko. Mūsų šeimoje niekas nesikeikia. Mūsų šeimoje visi yra kultūringi. Mūsų šeimoje visi skirstosi darbus ir vieni kitiems padeda. Dar kokia kita taisyklė, žinau, kad yra tokios taisyklės, kad šeštadienis yra šventa taisyklė, kaip viena mano bičiulė sako, pietų metu kalbėtis apie savaitės sėkmes ir nesėkmes, aptarti rūpesčius įvairius.
Yra tokia taisyklė, kad sekmadieniais mama ilsisi, o ten tėtis daugiau rūpinasi buitimi. Kokių tik tai tų taisyklių nėra ir niekas negali pasakyti, kad ta taisyklė ar teisinga ar neteisinga. Svarbu viena, kad tos taisyklės būtų aiškios, apibrėžtos, suprantamos, lengvai įgyvendinamos ir tos taisyklės neštų ne nusiminimą, o džiaugsmą, pasitenkinimą, pasididžiavimą, kad ta šeima išskirtinė yra, palyginant, sakykime, su kitomis šeimomis. Kaip kiekvienas vaikas ar kiekvienas suaugęs nori būti kažkuo unikalus, jis ir yra, aišku, savaime, kad unikalus, bet manau, kad reta šeima gali taip atvirai pasidžiaugti ir išvardinti savo šeimos taisyklės. Bet gal jums ir būtų toks namų darbas greitai dabar pagalvoti, kokios yra pagrindinės jūsų šeimos taisyklės, kurių jūs niekada nelaužote. Ar yra nors viena tokia taisyklė, kad jau visi šeimos nariai laikosi šitos taisyklės, kad ir, sakykime, parėjus iš lauko, pakabinti paltą ir batus tvarkingai sudėti po batų dėžę. Ar yra tokia taisyklė? Ar vieną sykį jūs batus sudėtate eilute, o kitą kartą kaip papuola? Ar yra tokia taisyklė, kad visada išgėrus arbatą, sultis ar kitą kokį gėrimą, jūs išplaunate stiklinę, ją išuostote ir padedate į lentyną? Ar visi šeimos nariai laikosi tokios taisyklės? Ar tik tai ta taisyklė yra skirta vaikams? Na, būtų galima tęsti sąrašą tikrai labai ilgą, bet manau, kad tikrai verta pamastyti, kokios taisyklės yra jūsų šeimoje ir kaip jums sekasi visiems jų laikytis. Nes tikrai neverta kurti tokių taisyklių ir siūlyti tokių taisyklių, kur, pavyzdžiui, tėtis ar mama tikrai žino, kad nesilaikys. Tai va čia kaip tik ir prieinam prie tos temos, kad ar tų taisyklių turėtų laikytis visi šeimos nariai. Kaip suprantu, aišku, visi šeimos nariai. Kaipgi tėvai turėtų elgtis, kad vaikai laikytųsi tų taisyklių ir ribų? Ką jie turėtų sakyti arba kokių veiksmų imtis? Tai kaip ir minėjau, taisyklės turi galioti visiems. Nes jeigu tik tai, kaip sakoma, mušime vienus vartus, tai tada ką darys kitas stovintis kitoje pusėje? Tėvai reikalauti tik iš vaikų, negali, jie turi reikalauti ir iš savęs. Iš savęs, kaip mes ir esame tam tikriausiai suaugę žmonės, turime gyvenimišką patirtį, turime išmintį, turime daug žinių ir tikrai dažnai girdžiu, kaip sako, aš tai žinau ir pabrėžtinai sako, kad aš žinau ir kitą kartą vartoja tokį žodį, kad visa tai neveikia, bet neveikia todėl, kad vieną kartą pabandžius nepavyko, suaugęs žmogus patyrė nesėkmę ir jis antrą kartą nenori bandyti arba nenori ieškoti kitokio sprendimo vienos ar kitos problemos, dėl to, kad patyrė nesėkmę. Bet jeigu pažiūrėtumėm iš kitos pusės, kiekviena nesėkmė lygų galimybė, kad aš daugiau pažįstu save, savo artimą, savo vaiką ir tarsi gaunu medžiagą, kuri mane skatina mąstyti, ką galiu padaryti, kad ta situacija keistusi. Turiu omeny vaiko elgesys ar suaugusio elgesys. Ir toje vietoje turėtų tėtis ir mama būti vienoje pozicijoje, jie turėtų abu sutarti dėl taisyklių. Ir jeigu tėtis drausmina, tai mama toje vietoje turėtų arba patylėti, arba tada nueiti į kitą kambarį ir pasikalbėti apie tai, ką matė, ką girdėjo. Ar atvirkščiai, jeigu mama drausmina, tai tėtis galbūt tuo momentu patylėti ir tada aptarti, kaip tai viskas sekėsi. Bet tikrai nei tėtis, nei mama neturėtų vienas kitam prieštarauti, ypač
savo vaiko akivaizdoje ir ieškoti tų bendrų susitarimų, drausminimo ir bausmių prasme, kalbant, nedalyvaujant vaikui. Nes jeigu prie vaiko tai bus, tada vaikas galvos, o kurio man čia labiau klausyti, o kurio man čia ne taip klausyti. Ir vėl įneš chaosą. Ir kita vertus, taisyklės veikia, iš tikrųjų jos veikia, jeigu yra adekvatus lūkesčiai. Jeigu naudojate drausminimo priemonės, bausmių įvairias priemonės ir jūs keliate neadekvačius lūkesčius, kad, sakykime, uždraudus kompiuterį valandai vaikas sužinos ir jis daugiau nebesinaudos to kompiuteriu, jis pradės labai gerai mokytis, tai galbūt bus klaida. Galbūt reikia kitaip. Jeigu jūs naudojate draudimą, tai kuo jūs galite pakeisti? Jeigu jūs atimsit gyvybiškai labai reikalingą daiktą kaip telefoną, tai jeigu jūs matote, kad jis tikrai neturi daug draugų, o telefonas pastoviai rankos ir pastoviai spaudomi mygtukai, tai vadinasi, telefonas tapęs tuo objektu, kuris skatina, tai yra saviraiška, tai yra savirealizacija, tai yra virtuali erdvė, kurioje jis aktyviai dalyvauja, jūs atimate telefoną, kuo jūs jį keičiat? Ką jūs jam galite pasiūlyti? Ar visada taikydami tą bausmę, kaip atimant telefoną, išjungiant kompiuterį, televizorių ar dar ką nors, ar jūs pagalvojat, kuo jūs galite pakeisti, jeigu tai yra vienintelis dalykas, kuris teikia vaikui malonumą. Aš galvoju, kad dabar ko gero klausytojai galvoja apie tai, kad jeigu aš iš vaiko atėmiau ar ne kažką, tai jau ir yra bausmė. Ir kam dar reikia kažkuo pakeisti. Nes jeigu aš kažkuo pakeisiu, tai tada jau kaip ir nebe bausmė bus. Kaip manai, Ilona, ko gero daug mamų taip galvoja, kągi tokia situacija daryti, kodėl? Iš tikrųjų tikiu, kad taip yra galvojama, ką daryti, atėmiau ir atėmiau, bet atkreipkite dėmesį tai, kad jeigu jūs taikote vieną ar kitą tokio pobūdžio bausmę, jūs pagalvokite apie tai, kokio jūs norit rezultato ir ką jūs gaunate. Ar jūs tikrai gaunate tą rezultatą, kuriuo jūs tikėjotės, ar kaip tik jis yra toks trumpalaikis, epizodinis ir veiksmas vėl kartojasi ir vėl kažką vaikas netinkamai daro, netinkamai elgiasi, ar jis ten nedaro namų darbų, ar jisai nelaiku grįžta iš pamokų, ar tai nemandagiai šneka, ar nevykdo savo įsipareigojimų. Dėl ko jūs skiriate tokias bausmes? Visą laiką atsakykit, prieš skirdami bausmę pagalvokit, ko jūs siekiate to. Ar tai duos rezultatą, būtent tokį, kokio aš tikiuosi? Taip, ar duos tą rezultatą. O jeigu jūs negauna to rezultato, tai kas toliau? Kokį veiksmą jūs darysite toliau? Ar toliau jūs turite numatę vieną ar kitą žingsnį? Nes kaip ir minėjau pradžioje, kad drausminimo ir bausmių paskirtis yra koreguoti netinkamą vaiko elgesį ir kad vaikas suprastų loginę pasekmę vieno ar kito elgesio. Kaip tik dabar apie tai ir norėjau paklausti, kalbama yra apie tai, kad reikia vaikams duoti patiems pajausti pasekmę savo netinkamo elgesio. Tai Ilona, ar iš tikrųjų taip vadinamas pasekmių metodas veikia? Ar jis turi tam tikrą auklėjamąją kažkokią naudą? Taip, jisai turi. Jis ir vadinasi ne veltui taip, kad natūralių pasekmių metodas. Gal truputėlį plačiau papasakot galima mamoms, kas tai yra? Gal ne visi supranta, kas tai yra tos pasekmių, tos natūralios pasekmės? Na, manau, kad patys jau to termino žodžiai pasako, apie ką tai yra. Tai kada vaikas pajaučia pats savo elgesio pasekmes. Jos išplaukia iš paties poelgio, iš paties vaiko poelgio. Na, pavyzdžiui, išpylė vandenį iš stiklinės, jis turi ir išvalyti, nuvalyti stalą ir išvalyti grindis, kur tai atsitiko. Jis suplėšė vėlgi savo, sakykime, marškinius, tai ir turi bandyti mokytis užsisiūti tą skylutę ar skylę ar sagą ištrukusiai įsisiūti. Jeigu vaikas sudaužė daiktą, jis čia ir renka. Kodėl, gal tai atrodo pavyzdžiai tokie labai paprasti,
Bet vėlgi pagalvokite patys klausytojai, ar nebūna taip, kad viena iš drausminimo priemonių tai yra apšaukimas, pastabų išsakymas, nuvarimas į kitą kambarį ir patys išvalote išpiltą vandenį, patys siūnate sagą, patys lopote kelnes, patys sutvarkote kambarį ir vis tiek jūs liekate nepatenkinti. Tai tas loginės pasekmės arba natūralių pasekmių metodas, jis ir yra grįstas tuo, kad vaikas pats turi tai patirti. Jeigu nesimoko, tai kas bus, jeigu nesimokė, gauna jisai neaukštą įvertinimą, gauna ten nepatenkinamą įvertinimą. Tai juk ir kalbame su vaiku, tai tokia ir yra pasekmė, sūnau, dukra, tu nesimokei, tai pasekmė yra tokia, kad tu gauni nepatenkinamą įvertinimą. Ką galime padaryti, kad tavo mokymosi situacija pagerėtų? Ir atsakyti turi vaikas, ne jūs už vaiką, o vaikas turi atsakyti, kad aš turiu mokytis. Kaip tu tai žadi daryti, papasakok. Tai vaikas turi papasakoti, kaip jis tai darys. Dažna klaida, kai ateina tėtis ar mama, tėčiai dar mažiau, bet mamos daugiau. Mes norime lankyti konsultacijas, mes nesuprantame matematikos, mes nemokame rašyti, dažnai vartojamas tas įvardis mes. Mama kalba kaip už visus, ar ne? Ir už vaiką, ir už save. Ir kas yra, kokia loginė pasekmė, kad vaikas girdi signalą, kad mama sutvarkys šitą situaciją, mama įsiaiškins, kada yra konsultacijos, mama įsiaiškins, kada geriau pradėsiu mokytis, bet ne aš pats. Taigi loginė pasekmė, kad vaikas turi pajausti, kad jeigu jis pats to nedarys, tai jis ir nemokės. Tegu jam nesiseka kiek tai pamokų ar kiek tai laiko. Bet jeigu, kaip buvo anoje laidoje kalbama apie padrąsinimus, jis gaus tinkamų laikų, tinkamą padrąsinimą, jis patirs sėkmę, tai tikėtina, kad jo žinios po truputuką pradės gerėti. Bet čia tikriausiai klausytojai mane, jeigu atidžiai klausėtės, girdit, kad turi būti adekvatus lūkesčiai. Jeigu nesiseka, tai greitai niekas nesikeičia. Jeigu niekada nesitvarkė kambario ir jūs vieną kartą nusprendėte, kad kambarys turi būti tvarkomas, tokia tvarka ir vaikas nesitvarko, tai pagalvokim, ar visada buvo toks reikalavimas, ar visada buvo tokia taisyklė, kad jis pats tvarkosi kambarį, ar visą laiką jį sutvarkėte už jį. Jeigu niekada nesilankstė rūbelių, o dabar jūs norit, kad tie rūbeliai būtų sulankstyti, tai vėlgi pagalvokim, ar prieš tai jis tikrai pats lankstėsi tuos rūbelius, ar tik dabar jūs norite, kad jis lankstytųsi tuos rūbelius. Kaip ten bebūtų, viskas priklauso nuo mūsų nuoseklių reikalavimų. Visos taisyklės, visi reikalavimai skirti vaikams, visos drausminimo priemonės ir bausmės, ir tas pats natūralių pasekmių metodas. Būtent tas metodas jis suveiks, jeigu jūs būsite nuoseklūs savo reikalavimuose, taisyklių laikymuose ir tikrai vaikas supras, kas yra atsakomybė, kas yra būti atsakingu, savarankišku žmogumi ir tikrai tada turėsite mažiau nepatogių klausimų susijusių su jūsų vaikų elgesiu. Vadinasi, mes turim ne tik nustatyti tas ribas, taisyklės ar ne, bet ir gana nuosekliai laikytis ir stebėti, kad šeimoje visi laikytųsi tų ribų ir taisyklių, kad tai būtų nuoseklu, nes kad nesimėtytume, ar ne, kad šiandieną aš leidau, tiek to, nuo rytojaus ta taisyklė vėl pradės galioti. Tai to svarbu nepamiršti, ar ne? Tai svarbu, būtinai, kad neatsirastų toks posakis, nuo pirmadienio laikomės tokių taisyklių. Čia bus panašu tada kaip su dietomis. Nes čia yra tikrai tokia, slidus toksai reikalas yra iš tikrųjų. Bet jeigu kalbėti apie labai populiarias drausminimo priemonės, tai
Kiek jau iš savo praktikos galiu pasakyti ir daug yra tyrimų atliktų, tai iš tikrųjų vienas iš populiariausių drausminimo priemonių tai yra pastabų sakymas, apšaukimas, kada iš emocijos tėčiai ir mamos apšaukia vaiką ir vaikas mato tik tai šaukiantį ir garsą tą girdi, bet negirdi turinio. Taip pat labai daug girdima apie grasinimus. Vat su tais grasinimais tai tikrai atpažinsite šitą sakinį. Jeigu tu dar kartą tai padarysi, tai žinok, aš tavęs nebeleisiu į kiemą. Jeigu dar kartą tai padarysi, tai išjungsiu kompiuterį ir panašiai. Ir galima tų tokių sakinukų pasakyti ne vieną. Tai žinia yra tokia, kad dažnai vaikai neišgirsta žodelio jeigu. Ir jie tarsi gauna žinojimą, kad jie tą veiksmą gali pakartoti. Kodėl? Todėl, kad labai dažnai suaugę užmiršta tą antrąją sakinio dalį, ką jie buvo pažadėję padaryti. Kodėl jie užmiršta? Todėl, kad jie tikrai yra užsiėmę žmonės ir kartais tenka išspręsti ne vieną problemą ir tų žinių ir naujienų per dieną įvyksta labai daug. Ir kada mes užmirštam, ką žadėjom, vaikas gauna žinią, kad taisyklė neveikia, ribos mano praplėstos, o ribos turi būti labai aiškios, konkrečios, iki tiek aš galiu, tiek aš jau nebegaliu, o norėdamas kažką tai daryti, aš turiu sėsti ir kalbėtis, arba rasti laiko pasikalbėti suaugusiems su vaiku, vaikui su suaugusiems. Na, iš tikrųjų, Ilona, ta tema, kaip aš suprantu, yra tikrai labai plati, neišsemiama ir čia būtų galima labai daug kalbėti apie tai, o dar geriau būtų treniruotis ar ne tėvams, kaipgi nustatyti tas taisyklės, kaip nustatyti ribas ir kaip patiems tų ribų vengti. Tai gal būtų galima trumpai apibendrinti konkrečius žingsnius, kągi tėvai galėtų daryti, nes mes labai daug kalbėjom teoriškai. Ir teoriškai šiek tiek bandžiau pasakyti praktiškai, bet apibendrinant tai pirmiausia, kada norime taikyti draudimą ar koreguoti vaiko elgesį, tai pirmiausia mes turime atkreipti vaiko dėmesį į tai, kad jūs jau norite jam pasakyti. Tai kreiptis į jį vardu, būtinai kreiptis vardu, labai aiškiai pasakyti ne ir ko neleidžiama daryti, pasakyti, ką leidžiama daryti, argumentuoti, būtinai argumentuoti, kodėl tokią taisyklę sakote arba kodėl skiriate tokią loginę bausmę. Labai svarbu atsiminti, kad jūs turite būti nuoseklūs, jeigu ne, tai reiškia ne ir negali atsirasti kitokių sprendimų, nepriklausomai galbūt nuo situacijos, kad taisyklių ir ribų kūrime, nustatyme dalyvauja visi šeimos nariai. Visi šeimos nariai laikosi taisyklių. Ir nes, kaip žinia, vaikas mokosi ne vien iš to, ką girdi, bet ir iš to, ką jis mato. Na ir pabaigai dar labai norėčiau priminti tada tėvams, visiems mamoms ir tėčiams, kurie šiandien mūsų klauso, kad viso to iš esmės tikrai yra sudėtinga, ar ne, bet viso to tikrai galima išmokti. Ir jeigu mamos ar tėčiai dar neturi tokių įgūdžių, kaip nuosekliai laikytis tų taisyklių ir ribų, tai mes būtent ir rekomenduojame pasidomėti kokiais nors tėvų mokymais. Vienus iš tų mokymų organizuojame pačios ir būtent apie tokius mokymus, kur jūs galėtumėte gauti praktinių įgūdžių, galite pasiskaityti mūsų tinklapyje www.laimivisi.lt. Na ir šiandien mūsų laikas jau eina į pabaigą. Norime su jumis atsisveikinti, palinkėti jums būti kūrybiškais, taikant vaikams taisyklės, kuriant tas taisyklės, ar ne, ir laikantis tų ribų. Ir gerbti vienas kitą vaikam, tėčiui ir mamą, tėčiui ir mamai vaiką. Ir atsisveikinam su jumis iki kitos savaitės.